Kazys Saja. Pasaka apie du karalius. Kitą kartą vienoj karalystėj buvo karalius. Turėjo krėslą, kurį visi vadino sostu, geležinę kepurę, kurią visi vadino karūna, rudą barzdą, obuolmušį arklį, kurį visi vadino žirgu, ir dar šį tą. Karalius buvo labai piktas, rūstavo, kad sostas girgžda, širdo, kad jo karūna per sunki, kad arklys toks didelis, o jis pats toks mažas. Kai reikia įsiropšti balnan, būtinai kažkur kažkas pukšteli. Todėl karalius įsigijo ratus, kuriuos įsakė vadinti karieta. Nusisamdė vežėją ir glostydamas barzdą važinėjo po savo karalystę. Išsiruošė kartą karalius į svečius. Buvo vasara, keliai dulkėjo, karalius murmėjo, nes nuo dulkių pabalo karūna, barzda ir dar šis tas. Staiga arklys pasibaidė, vežėjas ėmė šaukti prūt, prūt, bet žirgas nešė lėkdamas zovada, kol vežimas užkliuvo už valstybės stulpų ir apsivertė. Valdovas keberiokšt į griovį, net karūna nusirito. O arklys, obuoliais muštas, ir vežėjas, atkėlęs vežimą stovi, dreba kojos, dreba rankos ir dar šis tas. Ak tu šioks, toks ir anoks, suriko karalius, atėmęs iš vežėjo botagą. Žirgo suvaldyti nemoki, kad pasibaidė valdove, kažkokia musė jam ausin įsivėlė. Bet karalius, nesiklausydamas, čiaukšt botagu vežėjui per šonus, per sprandą, liepė iškinkyti arklį ir pačiam paėmus už ienų parvežti valdovą namo, nes su tokia aplamdyta karūna ir sutaršyta barzda negi važiuosi į svečius. Ir kol vežėjas vežė, tol karalius šaukė nio ir pliaukšėjo palei ausis jam botagu. Vakarop nusiplukęs žmogelis paršliaužė namo. Žiūri, košės bliūdas po pagalve, o pati ištiesus ant stalo šilkų skarą, žarijo į laidynę prikasus, parėdus lygina. Pamačiusi vyrą, laidynę į šalį, ant stalo košę, šaukštą ir dar šitą. Prašom, vyreli, stiprinkis. Vežėjas padėjo ant palangės pypkę, paragavo, ogi košė prisvilus. Ne spirgais, ne miežio grūdų, o deginta šikšna pakvipus. Tai kas čia dabar? Sako, ir kiaulė tokio jovalo neėstų. Nepyk, prašo žmona, vištos į daržą suėjo, kol išvariau ir prisvilo. Maniau, kad nesuprasi. Ak, šitaip, nesuprasiu. Vežėjas sviedė košės dubenį pro langą, paspyrė krėslą. Krėslas apvertė puodą, molinis puodas sudužo, o šeimininkė išbėgo į kiemą mazgotis išsiliejusiam pienui pašluostyti. Įpykęs vežėjas čiupo nuo palangės pypkę ir nebežinia, tyčia ar netyčia, pažėrė ant skarelės žiežirbų. Vežikiškai nusikeikė ir krito į lovą miegoti.
o šeimininkė žiūri, patvory išdribusią košę net lapsėdamas kerta šuva. Jis manė, kad čia už gerą sargybą jam tokius gardžius pietus ištaisė. Todėl pamatęs šeimininkę, šoko prie jos, norėdamas lištelti, jeigu ne skruostą, tai bent atraitotą alkūnę. Šalin! Staiga riktelėjo ant šuns gaspadinė ir dar spyrė jam klumpę į paslėpsnius. Sudejavęs šuva persivertė kūliu ir pabrukęs uodegą spruko po serbento krūmu. O ten būta gaidžio, iki pat skiauterės apsikapsčiusio dulkėmis. Mauk, mauk, čia mano vieta, sulojo margis ir stvėrė dar neatsipeikėjusiam gaidžiui už uodegos. Giedorius baisiai surikęs puolė į šalį, o 3 pačios gražiausios plunksnos taip ir liko margio nasruose. Kaip aš dabar toks ir vištoms pasirodysiu, sudejavo gaidelis, žengdamas patvoriu ir bijodamas išeiti į viešumą. Žiūri, katinas, geras katinėlis, gerai nusiteikęs, pavalgęs, ūsus dailiai susišukavęs, tupi sau ir šypsosi, galvodamas, ką čia malonaus pasakius tam gaidžiui. O šis, kad suriks, dar tu čia iš manęs vaipysies, ir kaip kirs katinui kažkur palei akį, tas vos neapžlibo vargšelis. Siaubingai įtūžęs, pasigalando į apverstą krepšį nagus ir tarė sau: na palauk, jeigu jis taip, eisiu ir ką sutiksiu, tą papjausiu, vištą tai vištą, kiaulę tai kiaulę ir galbūt dar šitą. Ir iškeliavo per kiemą, per laukus, dairydamasis, kam čia nugriežti tą gaidžio įkirtimą. Palei girią, viržynuose šmirinėjo laukinė pelė, pati pilka, o per nugarą tamsiai rudas ruoželis. Katinas pritūpė ir prisėlinęs arčiau pamatė dar 3 peliukus, kurie buvo tokie jauni ir nepatyrę, jog cypčiojo pamatė kiekvieną žiedelį ar vabalėlį. Katinas dar labiau prisiglaudė prie žemės ir ėmė tykoti, kada čia koks peliukas išlįs iš viržių ant samanėlio, ant plynesnės vietos, nes kitaip gali akis išsibadyti, ūsus nusilaužyti. Netrukus ant sidabro kerpių garsiai dūzgaudama nusileido pavargus kamanė, saldžiai pakvipusi medum. Vajei! Sucypė vienas peliukas ir puolė pasižiūrėti bitės iš arčiau. Katinas trykt, kapt ir pačiupo pelytę. Nugalabijo ir paliko skruzdėm arba varnom, nes buvo daugiau supykęs negu išalkęs. Ir be to dar tikėjosi papjauti kokį zuikutį, kurapką ar dar ką nors. Peliukai verkė, o senoji pelė rėžė jiems piktą pamokslą, kad kitą kartą jie, šiokie tokie ir anokie, būtų atsargesni,
Paskui liepė nusišluostyti ašaras, nuvedė juos prie kamanių lizdo ir tarė: rauskitės čia ir graužkit, ką tik rasit, ėskit perus, gerkit medų, o aš jus pasaugosiu. Kamanės auklės ėmė maldauti pelės, kad pasigailėtų būsimųjų bitelių, kad paliktų nors dalį medaus. Taip sunkiai, taip iš tolo nešto, iš pasaulio krašto. Nėra gailestingumo pasaulyje, atrėžė pelė. Jeigu netikit, katino paklauskit. Bitelės, vienos parlėkusios ir neberadusios lizdo, puolė ežeran ir nusiskandino, o kitos gailiai zvimbdamos išskrido ieškoti teisybės. Ir viena kamanė, pro ašaras ir dulkes nebematydama kelio, skrido ir pataikė tiesiai žirgui į ausį. Obuolmušis žirgas pasibaidė ir trankydamas karietą pasileido vieškeliu per 9 kalnus ir pakalnes, kol užkliuvo ratas, apvirto vežimas. O tai būta karietos ir važiuota karaliaus į svečius. Karieta pokšt, karalius keberiokšt, o auksinė karūna rid ir nuriedėjo griovin. Tačiau tai buvo jau kitas karalius. Truputį stenėdamas, truputį girgždėdamas, atsistojo ir tarė: kaip laimingai apvirtom! Karieta sveika, rankos kojos sveikos, tik tai kur tą mano karūną velnias nunešė? Štai ji, tarė nusigandęs vežėjas, sermėgą šluostydamas apdulkėjusi papuošalą. Dovanok, valdove. Būta čia ko, atsakė karalius, ir abu susėdę keliavo toliau. Vakarop sugrįžta vežėjas namo. Žiūri, žmona šilko skarą lygina. Mesk tu ją šalin, tarė vyras. Argi nematai, kad skara pradegus? Jeigu gardžiai pavaišinsi, nupirksiu naują, su aukso spurgais, su sidabro lelijom. Žmona pakėlus pagalvę, padėjo garuojantį dubenį ant stalo ir sako: bus man gera ir ta pati, be sidabro lelijų, nes košelė šiandien su svilesiukais. Vežėjas ragauja, teisybė, prisvilusi košė. Žmonelė žiūri kaltai ir sako: nepyk, vištos agurkus kapstė, kol išputnojo virš daržo ir pridegė košelę. Būta čia ko, karališkai atsakė vežėjas. Išnešk tą košę šuneliui ir džiaukis, kad dar namai nesudegė. Žmona išnešė košę, o vyras tuo tarpu ištraukė iš sermėgos kišenės naują skarą su aukso kutais ir sidabro lelijom ir patiesė vietoj senosios ant stalo. Tai apsidžiaugs, kai pamatys. O kieme šuva pamatęs košę, kad šoks prie šeimininkės, net dubenį iš džiaugsmo kumštelėjo. Molinis bliūdas tekšt ir neliko dubens iš tolo vežto.
kaziuko mugei pirkto. Margis išsigando, uodegą pabruko ir net pritūpė laukdamas pelnytos bausmės. Bet šeimininkė tik papešė jam už aksominės auselės ir sako: ėsk, nebijok, būta čia ko, ne vagis pavogė, patsai sudužo. Košės buvo daug, todėl šuva uodegą linksmai pamojo gaidžiui, gaidys pašaukė vištas ir visi viešėjo, lesė, prilesė ir dar žvirbliams liko. Margis kvietė ir katiną, tačiau tas su šunim iš vieno ir dar sudaužyto dubens ėsti atsisakė. Jis pastebėjo, kad šeimininkė gerai nusiteikus. Tuoj prisigretino ir aukštai iškėlęs uodegą ją nulydėjo į trobą. Tas gudruolis buvo gerokai nusikaltęs, nes jau ne kartą įlindęs į kamarą nugrauždavo po galiuką rūkytos dešros. O juk vieną gražią dieną ta vagystė turėjo išaiškėti. Išvydusi naują skarelę, šeimininkė net suspigo iš džiaugsmo, apkabino vyrą, išbučiavo ir tarė: aš dar turiu paslėpusi vieną rinkę dešros, o tu esi alkanas, tuojau atnešiu ir pavaišinsiu tave. Katinas pajuto, kad čia jau bus blogai. Įlindo į užpečkį ir prisimerkdamas murkė: mur, mur, kiek tik galėdamas meiliau. Pareina moteriškė, apgraužtų dešrigalių nešina ir sako vyrui: nagi bjaurybė katinas, matai, ką jis padarė? Pala, kur jis pasislėpė? Aš jam. Būta čia ko, vėl tarė vežėjas. Nupjauk tą apkramsnotą galiuką ir duok jam už tą meilų murkimą. Užteks abiem. Katinėlis taip susijaudino, kad net trečią dieną išėjęs pasivaikščioti, netyčia užmynė pelytei ant uodegos ir mandagiai pasakė: atsiprašau. Prašom, prašom, atsakė nustebus pelė. Kaip malonu, kad nors retkarčiais pasitaiko tokių išauklėtų praeivių. Po to, pasišaukusi savo vaikus, vaikų vaikus ir vaikaičius, išdrožė štai tokį išmintingą pamokslą. Išauklėta ir civilizuota pelė, mieli vaikučiai, niekada nedraskys kamanių lizdo, nors ir kažin kaip jis kvepėtų dobeliukais, čiobreliais, viržiais ir dar šiuo tuo. Klausykitės ir uodegom daužydami į žemę kartokite: kuo daugiau kamanių, tuo daugiau dobilų. Kuo daugiau dobilų, tuo daugiau karvių. Kuo daugiau karvių, tuo daugiau pieno. Kuo daugiau pieno, tuo mandagesni katinai. Kuo mandagesni katinai, tuo mums visoms ramesnis gyvenimas. Mums visiems ramesnis gyvenimas, pakartojo peliukai ir pakėlęs snukučius į viršų, nusišypsojo lėtai skrendančiai bitei.